Opik aplinkoje yra 3 tipų užduotis. Pirmos 2 yra papildomų užduočių skiltyje. Pirmo tipo užduotis leidžia pridėti užduotį, kurią priskirdami renkatės vadovėlius, skirtingas temas, užduoties temą, tipą, pateikimo laiką. Galite rašyti komentarus ir vertinimą, gauti mokinio refleksiją. Antro tipo užduotis galima priskirti kaip momentinio pasitikrinimo užduotis. Priskyrus tokias užduotis, mokiniai atlikę užduotį iš karto galės sužinoti atsakymus. Trečio tipo užduotis galite rasti vadovėlio skiltyje. Jos yra skirtos savarankiškam pasitikrinimui. Papildomai jų užduoti nereikia, bet mokiniai gali matyti, kaip bendrai mokiniams sekėsi atlikti savitikros užduotis, kiek klaidų padarė.